Ir stebėtinai jaunai atrodantys senjorai ir ponios tautiškais drabužiais pagal senovinius lietuvių papročius sveikinančius buriuotojus su juoda duona ir druska. Ir dar visai maži lietuviukai, išties gausus būrys įvairių kartų emigrantų pasitiko Ambersail Majamyje. Užjūriuose šie žmonės atsidūrė ir skirtingais laikais ir dėl skirtingų priežasčių, bet pasikalbėjus nelieka abejonių. Tėvynė ir patriotizmas vis dar jų širdise. Mes važiavom specialiai pasitikti, o galėtų susirinkti keli tūkstančiai žmonių lietuvių, kurie čia gyvena. Ne vien tik tai čia iš visos Floridos, jeigu suvažiuotų. Bet entuziazmas yra tas, kad mums yra miela pasitikti lietuvišką jachtą, kuri garsina visą Lietuvą, visam pasaulyje, tūkstantmečio jubiliejaus proga. Iš Orlando atvykusi bendruomenės vicepirmininkė teigia dažnai galvojantį apie Lietuvą. Lietuviškų dainų, lietuviškų kompanijų, lietuviško miško labai pasilgstu, nes aplinkui palmės. Žinokit, pasakysiu labai juokinga, bet pasilgau grybauti. Ir senas ir jaunas susidomėję žiūrėjo filmą apie aplink pasaulį keliaujančią ir lietuvius įvairiuose jo kampeliuose lankančią jachtą. Susidomėję klausėsi ir plojimais sutiko prezidento Valdo Adamkaus laišką. 8. Odisėjos įgulai meteorologai iki Niujorko žada gana permainingus orus ir gana stiprius vėjus, kartais net su lietumi.